Labas visiems, čia holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas. Ir šiandien kalbėsime apie 5 elementų sistemą, taip pat specifiškai apie ugnies elementą, kurią, kaip matote, aš labai profesionaliai nupiešiau. Bet principe, jeigu nežinote, kas yra 5 elementai, tai yra tradicinės kinų medicinos ir taoizmo sistema, filosofija galima pavadinti, kur tam tikros stichijos arba jėgos, arba taip kaip gamta išreiškia save, šitoj rytų sistemoje buvo suskirstyta į 5 elementus. Tai yra, reiškia medis, tada yra ugnis, tada yra žemė, tai yra metalas ir tada yra vanduo. Tai va, dabar kalbant apie ugnį, tai yra labai stiprus apskritai elementas, savyje neša labai stiprią tokią realizuojančią energiją. Ir taip pat tai yra lyderiai, tai yra lyderystės energija, jeigu kalbam irgi apie žmonės, jie turi pas juos tą ugnelę dega stipriai ir jie tą patys jaučia, nes tai yra, jeigu kalbam apie organus, tai yra širdis, vienas iš tų organų, tai yra ne tik fiziologiškai, reiškia žiūrėti, tai yra veiksmas per širdį, jis yra stiprus, jis yra labai kitoks, negu mes veiktume tiesiog tik per protą arba tik per instinktą. Tai reiškia, šitie žmonės su savimi neša stiprią energiją ir apskritai viską, ką jie daro labai, tam sakyti, užsidegę, tai yra labai didelis entuziazmas, labai didelė, reiškia, ta energija krypsta labai kryptingai ir labai nuosekliai ir tas jaučiasi iš išorės. Tai labai dažnai šitie žmonės, jie yra apsupti kitų žmonių, draugų. Tai yra pats labiausiai ekstrovertiškas elementas, jeigu kalbėsim, būtent apie žmonės. Tai yra numeris 1 ekstrovertai, jiems tiesiog, kad būtų sveiki, kad holistiškai būtų sveiki, jiems bendravimas yra labai svarbus. Žymiai daugiau negu kitiems elementams. Reiškia, bendravimas, palaikymas, supratimas ir jų tą ugnelę didina netgi, galim sakyti, kaip malkų dėtų į tą jų ugnelę, tai jiems tas žmonių palaikymas ir apskritai bendravimas juos įkvepia ir juos motyvuoja ir stiprina tą ugnelį. Tai va, jeigu dabar einam į kryptį, tai yra pietūs. Sezonas yra vasara, kaip matot irgi labai tinka su pačiu elementu ir jo tokia gal net fizinė išraiška, tai yra kaitra. Tai va, dabar jeigu paimsime organus, tai yra širdis ir plonasis žarnynas. Širdis yra tas vadinamas yin organas, o plonasis žarnynas yra tas yang organas. Tai dabar širdis, tai aišku, tai čia yra ir kraujotaka, ir reiškia, širdutė pumpuoja, kad per kraujagyslės kraujas tekėtų. Plonasis žarnynas, tai yra mūsų medžiagų pasisavinimo vieta. Kai išsiskiria tenais, reiškia, fermentai ir kasos fermentai ir medžiagos, pavyzdžiui, kurios skrandyje buvo, tarkim, baltymai suskaidomi į peptidus ir po truputį jau virsta amino rūgštim, reiškia, plonajam žarnyne ir per ten yra pasisavinamos tos medžiagos reiškia, toliau į mūsų visą medžiagų apykaitą. Reiškia, patenka į kraują. Taip pat kepenys dirba ir taip toliau. Tai reiškia, šitie organai, tai yra svarbiausi organai ugnies elementui. Nes ugnis, galima sakyti, turi tuos savo organus, kurie yra biški silpnesni, arba jiems reikia daugiau dėmesio. Tai būtent ir yra širdis ir plonasis žarnynas. Šitiem 2 reiškia, organam pagal tradicinę kinų mediciną taip pat priklauso ir emocijos. Tai yra tikas ir perdegimas. Tai labai dažnai šitas žmogus, jeigu tai yra ugnies elementas, gali būti sunku sustoti, nes yra ta ugnis stipresnė negu pas kitus, tai tas noras yra pastoviai dirbti, pastoviai
reiškia, eiti savo tuo keliu ir kartais gali būti tos pastovus, reiškia, nesugebėjimo sustoti arba labai, jeigu kalbėsime apie labiau gal to tokią šešėlio pusę, tai ugnies elementas iš visų turi didžiausią polinkį į priklausomybės, nes šitas elementas yra apie tą pojūtį ir tokį vos ne visišką pasidavimą šiai akimirkai ir tas pojūtis kartais gali tapti visiškai nebesuvaldomas. Tai vat priklausomybės taip pat priklauso ugnies elementui. Ir čia iš principo, jeigu taip galima sakyti, netgi alchemiškai, nežinau, kalbėti, tai ta ugnis, tai va kaip ir parašiau, žaidimas su ugnimi, tai yra labai stiprus elementas ir jeigu, va, tarkim, įsivaizduokit, kad jūs valdote ugnį, tai kaip su ta ugnim žmogus žaidžia, kur jis ją nukreipia, tai yra labai stipri energija. Tai jeigu yra prisirišama prie kažkokio pojūčio, prie kažkokios veiklos, pavyzdžiui, nežinau, paimsim seksą, ne, tai žmogus gali tapti to tokiu vos ne kaip vergu arba priklausomu visiškai nuo to, bet tuo pačiu vyrauja širdies, reiškia ta energija, tai jeigu apskritai tą ugnies energiją nukreipsime per širdį, ką visi žmonės turi tą potencialą, bet pas ugniai tai gali pasisekti arba tas galutinis rezultatas gali būti žymiai stipresnis. Tai jeigu ta, reiškia, ugnies energija bus nukreipta per širdį, galutinis rezultatas gali būti labai stiprus ir vaisingas ir sąmoningas. Tai galima pavadinti ir ta manifestacija tokia, kuri šitam elementui labai gali sektis. Turbūt daugiausiai iš visų tų 5 elementų, kur kaip žinot, yra medis, ugnis, žemė, metalas ir vanduo. Tai va, šitam elementui taip pat yra labai natūralu lyderystė, kadangi jų, jeigu tiesiog metaforiškai irgi vėl žiūrėdami į gamtą, paimsime, žmonės renkasi prie laužo, gentys rinkdavosi prie laužo, nes malonu, šilta. Ir ugnis tai yra tokia alcheminė, reiškia alcheminė stichija. Tai žmonėms šitas elementas yra labai įkvepiantis, netgi galima sakyti, kažkiek tos ugnelės, kažkiek tos energijos geba perduoti kitam. Na, vienas pavyzdys, jeigu žmogus yra labai užsidegęs kažkokia tema, tas elementas, ta ugnies energija, jinai gali lengvai persiduoti ir galbūt teko kažkada girdėti, kaip koks nors specialistas ar ekspertas kažkokios savo srities taip su tokiu užsidegimu reiškia kalba, kad tiesiog nors visiškai galbūt nežinote apie tą temą, taip pasidaro įdomu. Man tai buvo Naujojoje Zelandijoje apie astronomiją su vienas universiteto profesorius mūsų vakare, vėlai vakare įsikvietė ir su tokio entuzijazmu, su tokiu užsidegimu papasakojo, kad aš tiesiog iškart pradėjau dar giliau, reiškia, gilintis į tą temą ir į kosmosą ir taip toliau. Bet, žodžiu, čia tik tais pavyzdys, nenukrypkime per daug nuo temos. Tai taip pat, reiškia, ugnies elementui yra šiaip natūralus veiksmas ir toksai kartais impulsyvus veiksmas. Tai kartais galima pastebėti, kad ugnis nori iškart veikti, bet nėra to periodo, kai būtų apgalvotas veiksmas. Tai šitam elementui svarbu kartais sustoti. Aišku, tai susiję ir su tiku, ir šito su perdegimu, apie tą jau kalbėjau. Tai bet kartais sustoti, apgalvoti ir apskritai, kadangi tai yra labai stipri energija, ugnis, yra tai, kaip jūs ją suharmonizuosite. Tai reiškia, reikia truputį ir atsipalaiduoti, ir relaksacijos, ir kvėpavimo, pavyzdžiui, pratimai labai tinka šitam pratimui, šitam elementui. Tai taip pat, jeigu jau kalbėsime, pavyzdžiui, apie tam tikrus žolelės arba kitus pavyzdžius, tai adaptogenai labai tinka. Tai, pavyzdžiui, būtų ašvaganda, ženšenis,
rodiola, safrano ekstraktas, va tokie dalykai. Nes jie padeda subalansuoti, reiškia, aktyvumo ir streso tą balansą, reiškia, tas koncentracijas tarp, pavyzdžiui, streso hormonų, kad jie nebūtų per daug padidėję, kortizolis ir adrenalinas. Tuo pačiu jie padeda pagerinti streso toleranciją. Tai tie patys dalykai, kurie sukeldavo stresą, kūnas, kadangi streso tolerancija pakyla, kūnas pradeda netiek reaguoti. Tai kadangi ugnies elementas toks yra efektyvus, adaptogenai padeda jam ypač gerai prisitaikyti prie streso. Tai yra puikus dalykas. Tai rekomenduoju išbandyti. Na ir principė tiek apie ugnies elementą. Tikiuosi buvo įdomu, galbūt tai jūsų elementas, galite pasitikrinti, galbūt kažką pažįstate iš draugų rato, kad ką primena šitos savybės. Na ir jeigu būtų kažkam aktualu turėti asmeninę personalizuotą tokį pokalbį, būtent jūsų elementų analizės, koks yra jūsų dominuojantis elementas ir kokios yra, reiškia, kitų elementų išraiškos, mes galime tą aptarti ir tai gali jums padėti pagerinti sveikatą, pasiekti tikslų, išlipti iš kažkokių situacijų, kur galbūt jaučiatės įstrigę truputį, rasti kelią ir rasti savo balansą. Nes pagal šią sistemą visas tikslas yra subalansuoti tuos 5 elementus savyje, pačiai svarbiausiai alchemijai ir savo balansui. Tai va, šiandien būtų tiek ir tada iki.